Lucy pristatė ne tik struktūrą, bet pateikė ir pavyzdžių. O dabar dar konkrečiau galėsime suprasti, kaip tai gali būti taikoma praktikoje. Tai yra mūsų kolegos iš Australijos Humane klinikos. Matt, Rory, Matt Ball, Rory Ritchie ir Bernie Maywold pristatys savo darbą. Ir tai apima įvairius požiūrius. Taip pat ir galios grėsmės ir prasmės struktūrą. Humane arba humanišką kliniką įsteigė Matt Ball 2080 metais kaip alternatyvą psichinės sveikatos diagnozę paremtoms paslaugoms. Ir aptarė tą chaotinę struktūrą. Jūs parodysite pavyzdžius. Tai yra, pranešimas jų yra savižudybės naratyvai. Kaip būti šalia savižudybės krizę išgyvenančio žmogaus ir pasisemti išminties. Jūs pabrėžiate, kad daugiausia kalbama apie buvimą su klientu. Tai yra daug svarbiau nei pati intervencija. Ir man, kaip egzistencialistui, psichoterapeutui, tai kalba kalnus. Ir ironiška yra, kad mes apie tai kalbame tokioje konferencijoje, kuri vadinama savižudybių intervencijos metodų konferencija. Aš tikrai labai lauksiu jūsų pasisakymų, jūsų pranešimo. Taigi labai ačiū. Girdite mus? Puiku. Mūsų jau pristatė Bernie, Rory, Matt. Mes dirbame Humane klinikos psichoterapeutais ir, kaip jau paminėjote, pats požiūris apima daug teorijų ir idėjų. Pirmiausia, tai kilo iš balsų girdėjimo pokalbio. Taigi, ką mes galėsime padaryti? Aš pirmiausia papasakosiu, kas mes, ką mes darome. Mes dirbame humaniškos klinikos srityje su savižudybėmis. Nuo ko pradėsime? Kas pradės? Aš maždaug tik ką galvojau apie tai, kad man tikrai labai patinka dirbti su jumis ir aš labai džiaugiausi galėdamas dirbti su jumis ir žinodamas, kad viskas labai gerai bus. Atsiprašome, labai prastas garsas. Jūs mane labai palaikote ir šiandieną aš dirbu su žmonėmis, kurie sulaikyti ligoninėje prieš savo valią ir dirbant su jais aš gaunu teigiamą rezultatą, jie jaučiasi tarytum yra namuose ir tai labai didelis pasiekimas man. Tiesiog pamatėme, kad ligoninių intervencijos neveikia. Tai man didelė diena. Labai džiugu girdėti, kad žmonės dirba šitą darbą. She's, as you know, ongoing journey through the nursing home, and she's just so great. Atsiprašome, garsas prastas vertėjoms. Labai dėkingi esame. Atsiprašome, garsas prastas. Na, aš
jaučiuosi turbūt labai sujaudintas, kad aš esu pristatomas užsienyje, nes atrodo, kad pietų Australijoje labai ribotai galima galvoti apie dalykus, tikrai labai medikalizuotai ir orientuojantis į diagnozę visada mąstoma, tikrai labai nehumaniškai. Tai aš tikrai labai sujaudintas galėdamas dalintis tuo, ką mes darome, ir aš tikrai paskui labai lauksiu tolesnių rezultatų. O dabar mes skaidrėmis pasidalinsime, taigi norėčiau tik tais papasakoti, ką mes darome prieš pradėdami dirbti su žmonėmis, kurie patiria distresą. Na, priežastis, kodėl mes tiek daug nukeliavome ir Lucy prie mūsų prisijungė, tai yra labai nedidelis pavyzdys to, kaip naratyvai yra naudojami praktikoje, kalbant apie mūsų atliekamą darbą. Savižudybės naratyvai. Norėčiau pateikti Jums šiek tiek istorijos. Mes pietų Australijoje dirbame nuo 2017-2018 metų ir aš tikrai buvau labai piktas, nes suvokiau, kad daugybė žmonių galvoja apie tai, kad reikia nutraukti gyvenimą, užuot kreipusis į tarnybas, ir žmonės niekas iš jų negalvoja apie tuos žmonės, tol kol jie savo distrese neatvyksta pas juos. Ir tiek daug žmonių galvoja apie gyvybės nutraukimą, tai galbūt reikia daugiau galvoti apie tai. Vienas iš būdų, kaip mes suvokėme, kad tai yra kad tai yra bendra psichozė, kai žmonės girdi balsus, tai yra į tai reikėtų pažiūrėti iš kitos pusės. Taigi mes daugiausia kalbėjome apie pagrindinį ketinimą, intentą slypinti už noro žudytis. Paprašysime, kad priartėtų prie mikrofono du šoniniai kalbėtojai. Ir mums reikia etinio patvirtinimo, kodėl žmonės renkasi įvairias patirtis. Etinis ir teorinis būti su, o nedaryti pagrindimą, siekiant suprasti savižudybės kontekstą ir naratyvą asmens gyvenime. Labai daug tokių dalykų vyksta čia Australijoje ir tai daugiausia yra susijęs su tuo, kad sistemų intervencijos labai dažnai sukuria tam tikrą susisiejimo nebuvimą. Labai dažnai žmogus yra nukreipiamas į specialistą arba sėdi laukiamajame ir tada ten bebūnant labai dažnai žmogus yra sulaikomas. Tai čia mes kalbame apie atsiejimo riziką. Ir saugiausia būtų būti su tuo žmogumi ir išklausyti, ką jie stengiasi išreikšti, užuot juos atsiejant. Aš manau, kad tai yra labai naudinga. Mes kalbame apie žmonės, kurie patiria krizę. Jų istorija tada labai aktuali, kai žmogus nebepatiria krizės, jį išsiuntė atgal, tačiau jie vis tiek turi savo naratyvą, savo daug istorijų ir mes turime rasti būdų, kaip mes turime suprasti jų istorijas. Polas kalbėjo apie santykių pabrėžimą. Mintis yra tokia, kad mes tai darome tą patį, leidžiame laiką su žmonėmis ir tai turbūt vienas iš svarbių dalykų, kad jeigu žmogus patiria ūmią krizę, distresą, ar yra kas nors svarbiau nei kad su jais praleisti laiko, ką daugiau galime padaryti. Jeigu mes iš tiesų norime būti su kažkuo, tai yra viskas, ką galime padaryti. Tai yra vienas iš būdų, kaip galima palengvinti šitą patirtį.
Dalis šito modelio ir požiūrio gali būti naudojama bet ko bendruomenėje. Taigi, užuot savižudybių prevencijos metodus taikant, tai Australijoje mes matome, kad pinigai plaukia į didžiulės sveikatos priežiūros institucijas, tačiau problemiška yra bendruomenėms. Reikia jas palaikyti, padėti joms kalbėti apie problemas, kurios slypi už savižudybės. Tad šis metodas ir yra humaniškas požiūris bet kuriam, kuris galvoja apie savižudybę. Ir mes turime galvoti apie tai, kaip mes padėsime bendruomenėms. Jeigu žmogus jaučiasi, galvoja apie savižudybę ir kreipiasi į ligoninę ir galbūt ten praleidžia naktį, bet paskui nieko iš to neišeina, tai yra viena iš didžiulių problemų. Ir taip pat mes žinome, kad jeigu žmogus yra uždaromas savižudybė dėl suicidinių minčių, tai tavo rizika nutraukti gyvybę tik padidėja, o nesumažėja per ateinančius 2 metus. Tad labai svarbu kalbėtis, nekritikuoti žmonės, kurie atvyksta į ligoninės, bet galvoti, kaip mes visi galime išlaikyti ryšį, užuot sukurdami atskyrimą dėl jų aplinkos. Taigi kitoje skaidrėje yra labai daug žodžių. Tačiau tai yra iš savižudybių naratyvo dokumento. Aš jį perskaitysiu, nes tai labai svarbu ir tai tikrai rezonuos labai daugeliu žmonių ir išgirsite, ką mes kalbame. Taigi, savižudybės naratyvai grįsti nuomonė, kad asmo, kuris svarsto galimybę nutraukti gyvenimą, turi labai daug ką papasakoti apie tai, kaip jis priėjo prie nepakeliamos savižudybės realybės. Asmens savižudybės naratyve gali būti nurodyta alternatyvi formuluotė, pagal kurią savižudiškos patirties ištakos yra ne psichikos liga, o socialinės ir emocinės žaizdos. Nepalanki aplinka susijusi su traumomis, rasizmu, kultūriniu nesaugumu, dvasinė krize, skurdu, izoliacija, neigiamų galios veikimu ar bet kokiu priespaudos procesu sukeliančiu nuolatinę kančią. Norint plėtoti tokį supratimą, reikia naujo požiūrio, kuris peržengtų krizės ribas, kai krizė jau praeina. Tai iš tikrųjų tai ir reiškia, parodo, kaip mes turime spręsti krizę, kai problemos žmonių gyvenimo nepasitraukia. Tas momentas, kai kažkam pasakai, kad noriu mirti, yra nepakeliamas. Problemos susijusios su dvasinė krize ir skurdu nesibaigia. Taigi galime galvoti, kad jeigu kažkas ateina ir sako, kad nori žudytis ir patiria distresą ir pradės jaustis mažiau stresiškai, tai atvirkščiai gali būti ir tada sukils daugiau problemų. Nežinau, ką jūs galvojate, bet kai aš klausiausi ankstesnių pasisakymų, tai visada galvojau apie mūsų modelį. Mes čia nekalbame apie psichinių sutrikimų biologiją. Mes kalbame, kad savižudybė yra bendruomenėse esanti problema ir tų patirčių, kurias žmonės patiria visuomenėje. Biologinė diagnozė yra kitokia, o šiame modelyje mes sakome, kad žmonės reaguoja į savo kontekstą ir savo santykius. Ir mums sako, kad kažkas yra ne taip ir nėra gerai. Ir dar kartą turiu užtikrinti sąsąją šiuo atveju. Mes už to turime naratyvą, už to distreso ar savižudybės patirties turime istoriją, naratyvą. Ir tam, kad jis būtų papasakotas, mes turime susijęti juos su kitais žmonėmis. Tai turi būti saugi sąsaja, kad visiškai dalintųsi tuo naratyvu. Ir tada situacija paaiškėja. Kitose skaidrėse netiek daug žodžių, taigi mes perskaitysime, kad galime suprasti, kad apie savižudybę galvojantis asmuo savo bendruomeniai perduoda svarbų pasakojimą ir žinią, kad žino apie bendruomenėje egzistuojančias problemas. Suicidinę kančią patiriantis žmogus patyrė socialinį ir emocinį konfliktą bei pažeidžiamumą yra šios žinios pasiuntinys. Būtent tokia dvasia savižudybės naratyvai traktuoja gydymą per žinojimą.
Taigi, man tai tarytum tas pats, kas sakyti, kad nors tai tikrai labai sunki situacija, mes galime būti dėkingi, kad kažkas susisiekė su mumis ir išreiškė savo norą žudytis, tada mes galime suprasti, kad kažkas vyksta bendruomenėje už uždarų durų. Ir jie visą tai patiria ir tokiu būdu jie siunčia žinę dėl tokios opresyvios patirties, priespaudos patirties. Tai kai žmogus patiria tokią priespaudos patirtį ir grėsmę, tai čia eina kalba ne tik apie galią, bet mes turime to žmogaus žinojimą. Ir šioje šalyje mes turime labai gerų pavyzdžių. Rasizmas prieš tradicinius vietos gyventojus, aborigenus. Ir mes, būdami ne autochtonai, dirbame su autochtonais prieš genocidą, kolonizaciją. Ir mes tiesiog negalime jiems tiesiog sakyti, kad gyvenkit toliau savo gyvenimą nieko nedarant. Tai neįmanoma, netoleruotina. Yra tokių pavyzdžių labai daug. Taigi mes norime pakalbėti apie riziką ir jos vertinimą ir ką mes iš tikrųjų norime pasakyti. Į detalės nesileisime, tik tais norime pabrėžti, kad Australijoje Matthew Lodge yra psichiatrijos profesorius ir jis ir jo komanda sako, kad yra mažai jautrumo ir mažai nuspėjamos vertės, kategorizuojant riziką, kuri gali pasakyti, kad suicido rizikos modeliai nėra tinkamas pagrindas klinikiniams sprendimams. Ir žmonės tuo remiantis negalima spręsti, kas turi turėti prieigą prie paslaugų, ar turi būti išrašytas. Australijoje vyriausybė sako, kad rizikos vertinimai yra klaidingi ir netikslus. Tad nuolat atsiranda įrodymų, kad vienas iš pirmų pagrindų, kuriuo remiantis mes turime pagrįsti savo praktiką ir intervenciją, yra paremta rizikos idėja. Tačiau iš tiesų rizika mums neduoda teigiamos nuspėjamosios vertės. Taigi, ar rizika yra aukšto lygio ar vidutinio, nesvarbu. Šitas dokumentas ir kitas Matthew Miles parengtas dokumentas sako, kad kuo daugiau kriterijų įdedi rizikos įvertinimą, tai tikrai nekeičia rizikos vertinimo spėjamosios vertės. Taigi, iš principo, rizikos vertinimas neleidžia mums suprasti, kad tas žmogus kažkada tai žudytis ar ne. Tai nesakome, kad mes negalvojame apie tai, ar mes esame aplaidus, tačiau kiekvieną kartą mes bandome rasti sąsają ir išklausyti naratyvą. Mes galvojame apie teisingumo sistemą bendruomenėje ir mes naudojame šio naratyvo metodą kaip saugią alternatyvą rizikos vertinimui. Ir pirmiausiai mes būname su žmogumi, tai yra esminis dalykas. Tačiau jeigu rizikos įvertinimas ir kategorizacija nėra tinkamas požiūris priimti klinikiniams sprendimams, tai ką mes darytume? Matthew Lodge ir jo kolegos, mes turime dar kitų psichiatrų, kurie tai sako, klausia, ką turėtų daryti gydytojai. Pirma, mes manome, kad reikia pripažinti šią esminę savižudybės rizikos vertinimo problemą. Turime pripažinti, kad esame bejėgiai naudingai klasifikuoti asmens ir pacientų grupės pagal būsimos savižudybės riziką. Turime tai pripažinti patys savo, pranešti apie tai sveikatos priežiūros įstaigoms, teismams ir svarbiausia savo pacientams ir jų šeimoms. Ir be abejo, tai yra rizikinga, tai yra iššūkis. Ir tai iškelia mūsų profesinės ir asmeninės dilemas. Ar norėtume daugiau ką nors pasakyti, kol pereisime prie šitos dėlionės?
Mes galėtume dar daugiau pasakyti, bet mes įvardijome šitą dilemą, ką daryti, kai žmogus nori žudytis. Mes turime etikos dėlionę, yra 4 sritys, apie kurias reikia visiems pagalvoti. Mes pasakytume, kad tai yra momentinis procesas. Visų pirma, koks yra mano vaidmuo kaip žmogaus. Ką aš galvoju, ar žmonės turi teisę nutraukti savo gyvybę, ar mes manome, kad žmogus yra atsakingas už to sustabdymą, kokia yra tavo pozicija kaip žmogaus. Toliau, kokia tavo profesionalo pozicija, ar tu esi psichologas, slaugė, socialinis darbuotojas, konsultantas, koks yra tavo profesijos elgesio kodeksas, nes tai gali būti šiek tiek kitoks požiūris nei kad tavo asmeninis požiūris kaip žmogaus. Taip pat jūs turbūt dirbate sistemoje, pavyzdžiui, viešosios sveikatos priežiūros sistemoje, ten irgi yra elgesio kodeksai, taigi turi savo asmeninę nuomonę, profesinę nuomonę ir sistemos nuomonę. Ir toliau visuomenė irgi girdi, kad yra savižudybių prevencija, taigi jai galime užkirsti kelią, o realybėje tai ne visada įmanoma ir tai yra pademonstruojama, tai matome iš daugybės savižudybių skaičių savo šalyse. Taigi, kai mes norime kažkam padėti, palaikyti, jeigu jis turi savižudiškų jausmų, mes turime visada įvertinti šiuos 4 etikos elementus ir kaip mes išlaikysime šitą sąsają. Aš pats stengiuosi įvertinti visus šios dalykus, kaip mes palaikysime ryšį su tuo asmeniu, nes iš tiesų tai tik vienintelis rodiklis, kad galintis leisti pamatyti, kad kažkas eina ne taip. Mes iš klinikinės pusės pradedame dalinti šitą rizikos idėją ir mes matome, kad sistema ar organizacija, kurioje dirbame, turi tam tikrą atsakomybę. Mes pamirštame, kad svarbiausias dalykas čia yra būti su žmogumi, kuris reiškia distresą, išklausyti jų istorijos ir galbūt tai, kas tinka jiems, galbūt netinka mums kaip profesionalams ar visuomeniai, kuri galvoja apie tai. Tad kyla klausimas, ko jiems reikia ir kokias istorijas jie patiria, kokia yra jų patirtis. Mes norėjome išsiaiškinti, kokia yra mūsų pozicija. Vienas yra teisininkas, kita yra mama ir together with the person. But if I don't know how Rory is or where Bernie is, then I have to mes aptarėme bendrą situaciją, nes vienas dirba su neteistaisiais, kitas dirba su mamomis ir panašiai. Ir mes sprendžiame, ką reikia padaryti geriausia, kad aš būčiau su tuo žmogumi. Ir bendruomenė yra geriausia terpė paramai teikti. Ir mes žiūrime, ar mes galime išvelgti kažkokių problemų. Nėra suicidinio ar nesuicidinio žmogaus. Mes turime visuomenę, žmonių. Ir kai kurie tiesiog yra įstrigę toje aplinkoje ir tai gali nutikti bet kuriam iš mūsų. Visi 3 iš mūsų galime identifikuotis kaip turintys daug patirčių susijusių su savižudybe. Taigi, dabar einame prie kitos skaidrės ir žiūrėsime į laiką čia gana greitai. Čia toksai sudėtingas žodis, disociochotinis. Čia disociacija ir kotinis nuo psichotinis. Turime omenyje, tai tokia sudėtinga disociacijos versija. Gyvybės gaivinimo ir geros patirties, kaip būti prieštaringas su savimi, kad išgyventų grėsmę kylančią iš kitų. Tai čia esu aš, o kitas žmogus yra visokios grėsmės, kuriuo aš bijau, kaip mes kalbėjome. Ir tarp manęs ir to kito žmogaus yra savižudybė. Ir aš sakau, aš čia nebegaliu būti, man tai yra, aš nebegaliu pakęsti, man gyvenimas yra nebepakeliamas. Tai kalbėjome apie psichozę, bet norime pasakyti, kad kartais į savižudybę galima žiūrėti kaip į disociatyvų gynybą.
užuot buvus santykyje. Ar gerai paaiškinau? Mums tai čia aišku. Taigi, ką mes bandome padaryti? Tai pasakyti žmonėms, aš negaliu to pakelti. Gali atrodyti maždaug šitaip. Kairėje esantis žmogus klausosi, o dešinėje esantis žmogus kalba apie savo patirtį, traumą, prasmę, ką jam tai reiškia, visus naratyvus ir disocijuojasi suicidinę prasme. Visa tai yra disociatyvūs elementai. Labai greitai čia šį bei tą praleisiu. Yra kitų įrašų apie tai. Jeigu kažkas stato savižudybę tarp mūsų, tai meta mums iššūkį suprasti tą istoriją, kur yra tarp mūsų. Koks mūsų yra vaidmuo. Suprasti, kaip jaučiamės mes ir kaip jaučiasi tas žmogus. Kodėl jis taip elgėsi, ar jisai išsigandęs, ar taip jam atrodo gyvenimas saugesnis ar nesaugesnis, ar mes mesgam ryšį ar nemesgam. Kaip mes galime užmegzti tą ryšį, kad tas žmogus pasijaustų saugesnis, o ne turintis nutraukti gyvybę. Taip pat pastebėti, kokia buvo grėsmė, ką jie mums pasako, kokia istorija slepiasi už to savižudiškumo. Ir padėti suprasti, kad tos istorijos, tie įvykiai ateis, praeis, bet viskas gali pasikeisti ir kad mes tikrai klausysimės ir užmėgsime tą ryšį. Jeigu žmogaus suicidiškumas po truputėlį mažėja, tai nebūtina iš karto imtis intervencijų. Nutraukti intervenciją tai yra, nes labai dažnai, kad pamatome, kad suicidiškumas sumažėjo, taip atsikvėpėme, sakom, dabar darysiu savo DBT ir taip toliau, bet tai yra labai svarbus momentas sustoti ir pasikalbėti. Tas žmogus pasakys, kada jis yra pasiruošęs apie tai kalbėti. Paprastai žmogus kalba apie savižudiškumą, jeigu suteikiame jiems erdvės. Jie kalba ir apie planus, apie vaikus, apie naminius gyvūnėlius ir taip toliau. Bet mes dažniausiai sprendžiame skubiausias problemas, neįsigiliname į visą situaciją, visą istoriją, jos neišklausome. Ir dabar žiūrite, kad dešinėje esantis žmogus eina link to sėdinčio žmogaus ir didėja žmogiškasis ryšys. Kažkada atsitinka tas momentas, kad mes pasidalijame, kaip jaučiasi ir aš dalijuosi. Ir pasako, aš išsigandęs, tu pasakoji man apie šituos dalykus savo gyvenime nuostabius, ir sakai, kad tu nenori gyventi. Tai gal dabar pasikalbėsime apie tai, pasidalinsime, mes turime bendros patirties, bet mūsų patirtis yra kartu ir skirtinga. Būtent tada žmogus pradeda susijęti tos dalykus, kaip matote, ir tie žmonės eina vienas į kitą. Pat būti su žmogumi toje pačioje patirtyje ir gilintis į unikalias realybės, tai leidžia išgarinti, vadinamąją, ieškome meilės, ieškome ryšio, ar aš galiu mylėti tą žmogų, kuris dar prieš kelias minutės mane gąsdino savo pasakojimais. Arba ar aš galiu mylėti tą žmogų, kuris manęs klausosi, nors prieš 5 minutės jis buvo manęs išsigandęs. Taigi tas klausytojas, sėdi ir laukia iš esmės, kada bus momentas rasti tą ryšį. Taigi, tai yra 2 žmonės, nesvarbu kurioje pusėje. O koksai tikslas, tai ryšys. Teisingai suprantant, atsiranda bendra žmonių tarpusavio ryšio patirtis, kuri padeda kurti ir perkurti unikalų žmogiškąjį pasakojimą. Tai tas pasakojimas, tas naratyvas ir yra tikslas. Pavyzdžiui, kai pasakoja apie savižudiškumą, pasakoja įvykių, apie kuriuos niekada niekam nepasakoja. Ir tai jau savaime yra intervencija, buvimas toje patirtyje. Suteikti žmogui erdvę, papasakoti tas istorijas, kurių niekam nėra pasakojęs.
Nes žmogus tą savižudiškumą pastato tarp mūsų, jo nereikia nustumti, tegul jisai būna ten, gilinkimės į jį, kalbėkime apie jį taip humaniškai, žmogiškai. Kai žmogus kalba apie savižudiškumą, įvairiai, galbūt chaotiškai, disocijuotai, nes ta patirtis labai sunki, aš nebenoriu gyventi. Tai tiesiog sakai, ar gali priimti mano pasakojimą apie savižudiškumą, ar galime likti ir toliau kalbėtis. Ir kažkada, kažkurio momentu pradedame girdėti tą istoriją, kuri atvedė prie suicidiškumo. Tiesiog priimti tą pasakojimą ir tam tikrų momentų atsiranda ryšys dviejų žmonių, kurie pasakoja savo gyvenimo istorijas. Tai yra iššūkis. Aš dabar truputėlį sustabdysiu prezentaciją. Papasakosiu keletą nutikimų. Dirbau su jauna moterim. Čia daug ką reikia pasakoti, bet tai daug ką paaiškina. Jis turi 4 vaikus. Arba turėjo 3 vaikus ir buvo nėščia, laukėsi 4. Santykiai buvo labai pilni smurto ir prieš keletą metų jos pusseserė nuvažiavo mašina, bloškėsi į vandenyną ir nusižudė. Ir bendruomenėje irgi ten žudėjosi dalykai. Ir kai jinai atėjo pas mane, pasakė, kad susisodins vaikus ir blokšis į vandenyną, taip pat kaip ta pusseserė. Ir aš atsimenu, kad aš buvau žiauriai išsigandęs. Ką pasakys mano profesija, sistema, visuomenė ir taip toliau. Aš buvau tikrai išsigandęs dėl jos ir jos vaikų, aš juk turiu atsakomybę. Bet ji man pasakoja istoriją ir užuot valandos mes praleidome 2:30 valandos ir tada jis sako, aš jau dabar eisiu ir susitiksim kitą savaitę. Ir man buvo vienintelis dalykas, už kurio užsikabinti. Į kitą savaitę jinai atėjo, nenusižudė, bet visa mano profesinė atsakomybė, visa vaiko apsaugos atsakomybė, aš netgi ir dabar nervinuosi, kaip aš tada bijojau, kad jinai grįš ar negrįš. Ir jinai grįžo, ir jinai pagimdė tą 4. savo vaiką, ir jinai dabar išsikapstė iš to santykių, smurtaujančių santykių. Ir tai, kad jinai tada galėjo išpasakoti tą baisų momentą, kai jinai jautėsi, kad jinai nori nusižudyti ir tiesiog buvo žmogus, kuris nieko kito nedarė, tiesiog klausėsi, jau tai buvo jai labai, labai naudinga, jinai dėl to galėjo grįžti ir toliau pasakoti. Ji dabar pradėjo dirbti kaip psichoterapeutė. Tai jinai dabar viena iš mūsų, tapo psichoterapeutė. Jinai ir tada buvo viena iš mūsų, tiesą sakant. Nieko nedaryti, kaip tu sakai, tiesiog ramiai, saugiai sėdėti ir priimti tą pasakojimą, aš čia būsiu kiekvieną savaitę, nieko keisto tau nedarysiu, ar neieškosiu savo naudos, savo profesinę prasme. Tai tiesiog, supratimas, empatija, ryšys, tai apie tai ir kalbame. Taip. Klinicistam kelia labai didelę baimę, mes visi papasakotumėm tokių istorijų. Bernie, jeigu dirba su žmogumi, kuris nori nusižudyti, tai koks yra Bernie poreikis? Bernie irgi reikia užmegzti ryšį su tuo žmogum, nes jinai irgi išgyvena baimę. Taip, aš irgi norėjau tą pasakyti.
ir jie susiję su Bernie gyvenimu, su jos istorija. Taigi, sukūrėme bendrą tokį ryšį, suprasdami, kad bet kas iš mūsų gali atsidurti vienoje ar kitoje pozicijoje, viename ar kitame vaidmenyje. Distresą patiriantis žmonės dažniausiai, kai paminima savižudybė, puolam tą žmogų kažkaip gelbėti, nesuteikiam jam tos erdvės. O kai kuriems žmonėms taip yra svarbu iki gelmės tą istoriją papasakoti, atskleisti. Iš tikrųjų, kartais tas, pareiškimas apie norą žudytis gali būti labai baisus ir klausaisi tos istorijos ir nusiramini, o paskui vėl papasako kažką baisaus. Tai toksai humaniškas skyris, ryšys. Suicidinių naratyvų modelis man suteikė tokio pasitikėjimo. Šita struktūra, šitas modelis nepateikia atsakymų, bet pateikia filosofinių, etinio pagrindo, kaip dirbti, kokia kryptimi eiti. Žinoma, labai svarbu turėti struktūrą, pagal kurią sustruktūruojame žmogaus gyvenime patirimą distresą. Dabar vėl įjungsiu skaidres. Taigi, matote, tiesiog klausyti, čia vidury parašyta, kai mes sukūrėme savo bendruomenę, suicidiniai naratyvai mums padėjo suprasti, kas yra saugus ryšys. Žmogus kartais nepasakoja apie savižudiškumą ir taip jaučiasi saugiau. Jisai pasakoja apie savižudiškumą ir kitas istorijas ir balansuoja tarp noro gyventi ir mirti. Kaip matote, šitas modelis tiesiog klausyti, tai yra būdas, kaip suprasti žmogaus gyvenimo istoriją per galios, grėsmės ir prasmės struktūrą. Viršuje matome disociochotinis, žmonės, kurie jie ateina atsiskleisti su savo kontekstais, su savo istorijos turiniu, su savo santykiais ir su tuo, kaip jie išliko gyvi. 20 metais ar 21 metais buvo pradėtas šitas projektas. Mes norėjome sukurti alternatyvą ligoniniai ir kitoms psichiatrijos įstaigoms, žmonėms, kurie nori žudytis ar patiria psichotinių būsenų ir daug jau dabar apmokytų žmonių, specialistų naudotis šito disociochotiniu modeliu, tiesiog klausyti modeliu. Ir mes turime dabar bendruomenę ir tokią įstaigą, kur žmonės gali ateiti, galės išeiti, kada norės, galės grįžti tiek kartų, kiek norės, galės pasilikti tiek, kiek norės čia pas mus. Pavyzdžiui, 5 valandas žmogus pabūna ir pakalba. Arba tik 5 minutės, bet gali išeiti, grįžti. Gali naudotis ir kitomis paslaugomis, bet būtent čia ateina išsikalbėti. Žmogus atėjo ir pasakojo, kaip bandė žudytis, kaip mokėsi nusižudyti, kaip praktikavosi, galima sakyti. Jis nežinojo, nebuvo tikras, ar gali kam nors kitam tai papasakoti. Ir mes tada kalbėjome, kas dar yra įvykę, kad jam Parkinsonas diagnozuotas ir kad jisai gulėjo kažkokioj ligoninėje, kur jis negalėjo likti, nes kalbėjo apie savižudybę. Taigi jisai papasakojo savo istoriją
Ir tada pasižiūrėjo laikrodį, sako, žinai, man jau dabar laikas eiti į boulingą. Jisai, žaidžia boulingą kas savaitę. Tai žodžiu, jisai pasakojo apie tai, kaip jisai praktikuojasi žudimas, o paskui sako, žinai, man boulingo treniruotė. Taigi, sako, aš buvau ir kitur, kreipiausi kitą įstaigą, bet tenais negalima kalbėti apie savižudybę, nes tave sulaikys, tave apribos tavo laisvę. Taigi, jeigu nebūtumėm davę jam laiko, nebūtų vis tiek man papasakojęs. Taip, jam buvo Parkinsonas jau pažengęs ir Parkinsono įstaigose jisai negalėjo kalbėti apie savižudybę, būtų apribota jo laisvė. Tikrai labai labai keista tikrovė. Jis turi pas mus ateiti tam, kad apie tai papasakotų. Jisai net iš karto liktai, nežinojo, tikrai galiu papasakoti. Taigi yra įvairiausių tokių nutikimų, kur kai suteiki žmogui erdvę pasikalbėti apie tai, kas jiems yra svarbu, įvyksta stebuklai. Buvo viena slaugė, kuri negalėjo kreiptis į medikus, todėl anonimiškai atėjo pas mus ir pasakė, kad jie jau 3 savaitės kūrė sistemą, kaip jinai nutrauks gyvybę. Ji eina į parduotuves, perkasi viską, ko jai reikia. Ir jinai, žodžiu, lankėsi pas mus 3 savaitės ir nebenorėjo tada žudytis. Jinai papasakojo ir pati pradėjo juoktis, sako, beprotybė, aš taip ilgai ruošiausi tai savižudybei, kad aš visgi noriu gyventi. Ir mūsų įstaigoje negalėjo ateiti bet kada ir pasikalbėti apie viską. Ir vien tai jai suteikia tokios laisvės praregėjimą. Atrodo rizikinga, tai pasakoti nežinomai auditorijai, bet mes tikrai labai rimtai dirbame į šitą darbą, bet mes dirbame pagal struktūrą, pagal kurią mes padedam žmogui suprasti, garsiai išsakyti tą istoriją ir rasti būdų su ją toliau gyventi. Tai tokia liktai platforma, galima sakyti. Taip, čia dabar truputį porą žodžių apie tiesiog klausymo bendruomenę. Labai svarbu pasakyti, kad mes apmokėm apie 60 savanorių klausytis žmonių, kurie patiria distresą. Ir suicidiški naratyvai ir tiesiog klausimas apie šitos sistemos gali būti taikomos ne tik tai profesionalų, vieni turi medicininį išsilavinimą, kiti yra, tarkim, pensininkai ar visai iš kitų sričių ir mes jiems pristatome suicidinių naratyvų sistemą, kad pavyzdžiui, kad žmogus gali ateiti, papasakoti apie savo suicidiškas mintis, lankytis dažniau. Čia yra skaičiai. Per pirmus 6 mėnesius nuo atsidarimo apsilankė 215 lankytojų, pasinaudojo mūsų paslaugomis. Kaip pradžioje sakėme, skyrėme daugiau negu 200 valandų supervizijų, mūsų tokio bendro pokalbio, kaip mes vienas kitą palaikome, vienas su kitu išsipasakojame, išgirdę tiek baisių istorijų žmonių, kurie nori žudytis. Kaip mes padėjome žmonėms. Tai, kad mes po pusvalandį kiekvieną dieną pasikalbame, irgi buvo labai labai naudinga. Ir tas pats buvo taikoma visiems. Svarbiausias skaičius bent jau man, kad 0 žmonių
iš tų, kurie lankėsi, nebuvo sukategorizuoti medicinėse įstaigose kaip didelės rizikos asmenys, savižudybės rizikos asmenys, bet jie turėjo tą norą išsipasakoti, ieškoti pagalbos. Ačiū. Mes čia kalbame apie atsaką į riziką. Kartais tie pokalbiai trunka 2-3 valandas. Mes klausomės naratyvo ir žmogus pats jį išsako ir įsigilina. Tai savaime yra intervencija. Gydymas tai yra kaip mes vienas su kitu elgiamės, kaip aš elgiuosi su kalbančiu ir kalbantysis su manimi. Ir tie žmonės, kurie patys norėjo dirbti šitą darbą, labai įdomu, kai jie apmokyti, kaip jie nešė tą žinią toliau į savo bendruomenės. Ir tai yra labai, labai naudinga. Čia jau yra bendruomenės lygis, ne tik tai profesinis lygis. Ir dar kelios minutės, dar truputėlį apie sveikimas per žinojimą. Čia ilgai nekalbėsiu, bet truputėlį konteksto. Prasmės supratimas savižudybės kontekste ir kančios mažinimas per abipusį žmogišką ryšį suteikia galimybę atsisakyti krizę ir riziką orientuotų intervencijų. Atsitraukdami nuo rizikos pozicijos galime pereiti prie bendruomeninio supratimo apie sužeistų gydančiųjų, kurie kenčia ar patyrė egzistencinę krizę, svarstydami apie savo gyvenimo pabaigą išmintį. Mes sužinome, kad labai daug žmonių galvoja apie savo gyvenimo pabaigą. Ir mes galim pasakyti, kad dauguma žmonių, su kuriais turėjome santykį, galvoja, kad šita situacija, baisi situacija, veda mane užbaigti gyvybę. Spektras tų žmonių yra labai įvairus, spektras tų suicidinių minčių yra labai įvairus, bet dauguma jų apie tai galvojo. Girdimi balsai, šitas interviu, 17 puslapių interviu buvo irgi įtrauktas į mūsų sistemą, kodėl žmogus girdi balsus, kaip tai, kokios įtakos tai turėjo gyvenime ir kokią santykį galima užmegzti su tais balsais ir mes tai adaptavome į suicidžiškumo tą modelį, mes visi 3 tą darėme. Ir čia pokalbio tas turinys. Man labai įdomus punktas savižudybės charakteristika. Dažnai žmogus gali įvairiai apibūdinti tą savižudybę. Vieni sako, aš noriu nusižudyti šiandien vakare ir tą padarysiu. Ir turiu tablečių ten paslėpęs namuose. Ir jeigu kitas metodas nebus prieinamas, tai aš jas išgersiu. O rytais aš prabundu, pripažįstu tą norą žudytis ir daugiau apie tai negalvoju. Arba, pavyzdžiui, vienas žmogus ateina ir išgąsdina to savo savižudiškumu, o kitas toksai ramus ir visiškai ramiai kalba. Nes suicidžiškumas gali būti ir išgyvenimo metodas. Ir jeigu neturi kitų būdų ar strategijų, tai jis irgi gali padėti. Kartais vizualiai tiesiog įsivaizduoja, kaip pavyzdžiui, kaip raudonas kažkoks kilimas, kuris artėja ar panašiai, ar ėjimas tuneliu, ar panašiai. Arba kaip žmogus jaučiasi savo kūne. Jeigu žmogaus paprašoma užpildyti šitą klausimyną, jeigu jisai turi suicidinės patirties,
tai pirmiausiai rašys apie fizinius pojūčius savo kūne. Taigi, tame modelyje, girdimų balsų modelyje, mes jį įtraukėme, pagal jį sudarėme ir suicidiškumo prasmės modelį. Ir viena moteris sakė, aš nesu suicidiška, aš kontroliuoju emocijas, visas tas traumos emocijas, jinai taip kontroliuoja, galvodama apie savižudybę, kitaip jinai jų nesuvaldytų. Atrodo, kad čia kažkas tai guli jai ant krūtinės, netrukdo kvėpuoti, didina nerimą. Aplink tai yra įvairiausio naratyvo, didelio naratyvo, bet jinai yra tiesiog, jai visko yra per daug. Ir tas nerimas, jisai sukurtas tų traumų ir tų patirčių. Žmogaus santykis su savižudybe. Visa kita čia daugmaž suprantama, kas atsitiko gyvenime, kaip keitėsi tos patirtys per visą gyvenimą ir taip toliau. Bet labai įdomu tas santykis, ar tas suicidiškumas turi įtakos tavo kasdieniai veiklai, tavo santykiams. Ir mane nustebino, kad jeigu žmogus gyvena su suicidiškumu ir tai nekelia problemų, kaip tik sukuria saugumo, tai dažniausiai tik tai tada tampa problema, kai susiduria su profesionalais psichikos sveikatos. Tai kaip mes galim tokiam žmogui sudaryti erdvę, papasakoti savo istoriją. Ir pabaigai šitą skaidrę mes sukūrėme tokią sistemą, kur klausime, su kuo susijęs su savižudiškumas. Ar tai kuria tau problemų, ar trikdo tavo gyvenimišką veiklą, kasdienius santykius ir taip toliau. Ar gali, pavyzdžiui, ar trukdo tau žiūrėti televizorių, lenda tau tos mintis ar panašiai. Tai susiję su to, kokie modeliai pasireiškia suicidinėme naratyve. Ir kaip tu išlikai gyvas, kokia yra tavo strategija. Ar tu turi kažkokių būdų įveikti suicidiškumą. Ir galų gale, koks yra tavo naratyvas, koks yra tavo pasakojimas. Jie jį turi ir jis yra nuoseklus. Tikriausiai visi trys mes esame išgirdę įvairiausių pačių skirtingiausių naratyvų. Ar jūs dar norit ką nors pridėti? Aš tik dar pasakysiu, kad jeigu kam nors patinka šitas modelis, šitie dokumentai, norėtumėt sužinoti daugiau, tai mūsų internetinėme puslapyje galite rasti informacijos šitos dokumentus ir taip pat rasite klausimus, kaip pradėti pokalbį apie savižudybę, kaip tęsti pokalbį ir taip toliau. Galbūt klausimas toksai bus. Mes sakome, kad praleidžiame daugiau laiko su žmonėmis, bet kartais, tiesiog neturi to laiko kaip specialistas. Ir nieko tokio. Galima pasakyti pacientui, žmogui tam, kuris kreipiasi, kiek laiko turime, kiek laiko galime skirti. Ar 5 minutės, ar valandą, ar 2 valandas atitinkamai. Tiesiog iš anksto pasakyti, kad tik tai tiek laiko turiu, kad žmogus maždaug įsivaizduotų laiką. Dėkoju. Very personal and vivid presentation. Jums labai ačiū už tikrai gyvą, asmenišką pranešimą. Vieną komentarą norėčiau perskaityti, kurį gavome, tai neklausimas. Tikrai labai išlaisvina girdint tokį paskatinimą tiesiog būti su klientu ir atsakyti, kaip reaguoti kaip žmogui. Manau, kad mes kaip psichologai visada jaučiame spaudimą, turime visada žinoti, ką sakyti, ką daryti ir keistai jautiesi, kai nieko nedarai. Kabutėse. Ir nieko nedarant vis dar gali padėti. Tai tikrai labai ačiū, tai labai atitinka tai, ką jūs sakėte.
Vieną klausimą noriu užduoti. Man įdomu praktiniai aspektai. Vienoje skaidrėje rodėte darbo valandas, jūsų lankytojus ir panašiai. Taigi iš principo, kaip suprantu, klausimosi bendruomenė yra nemokama paslauga visiems, tiesiog just listen tą bendruomenę. Tai gali naudotis bet kas, ar ne? Tiesiog klausimosi bendruomenė. Tai gali būti bet kas. Mes nepažįstame tų žmonių, jie gali iš miesto galo atvažiuoti, kažkas gyvena gatvėje. O kas moka už šitą paslaugą? Mes pradžioje mokėjome už tai. Čia mūsų privati klinika. Mes investavome savo pinigus į tai, o kurį laiką už tai mokėjo filantropas, dėja pinigai po truputį baigėsi. Mes buvome įkvėpti Lauren Moshe knygos. Mums tai yra kaip jų palikimas ir dėja sunkiai gaunamas finansavimas tokiems dalykams, tačiau mes kaip klinika, jeigu žmonėms tai patiks, tai mes jiems tiesiog skirsime laiko ir viskas. Taip, tai yra privati iniciatyva, jūsų asmeninė, taip, ir kažkokio filantropo. Ar jums svarbu, kad tai liktų privati iniciatyva, o ne valstybės finansuojama, ar tiesiog kitaip negali būti? Aš atsakysiu. Ir vyriausybės žmonės pas mus atvyko. Tačiau mes manėme, kad tam, kad mes galėtume priimti valstybinį finansavimą, mes prarastume to prasme, ką mes siūlome. Tai yra anonimiška paslauga, nedarome rizikos vertinimo, nenukreipiame į kitas tarnybas. Tai yra esmė tai, ką mes darome, ir tai nesuderinama su to, ko reikalauja valstybės finansavimas. O jeigu jie pakeistų savo reikalavimus, mes, aišku, priimtume finansavimą. Kitą savaitę mes susitinkame su ministru, dar kitą savaitę su komisaru ir mes jiems tiesiog norime pasakyti, kad jeigu alternatyvos norite, tai mes esame čia. Ir iš esmės žmonės guldyti į ligoninę kainuoja, o mūsų paslauga kainuoja 1/5 asmens vizito ligoninėje. Tai aš įsivaizduoju, turbūt vyriausybė visai verta būtų į tai įdėti pinigų. Dar vieną klausimą turiu. Visada mąstau, kaip jūsų darbas skiriasi ar yra panašus nuo Lifeline Australia ar samariečių darbo. Dėl samariečių aš dirbau Anglijoje jiems. Mes iš jų perėmėme kelias mintis. Čia nėra samariečių. Bet dėl Lifeline, problema su Lifeline ir bet kokia kita tarnyba visada yra daromas, pasirenkamas rizikos vertinimas. Ir jeigu žmogus klauso ir jaudinasi dėl tavęs, tai kviečia greitąją. Jeigu, tarkim, Rory klausosi ir jį sukrėstų kito žmogus istorijos, atvyktų pas mane, aš išklausyčiau Rorio baimių prie kito žmogaus, aš galėčiau, iš tikrųjų, jeigu man būtų neramu, tada Bunny manęs klausytų, tol, kol aš saugiai pasijausčiau. Taigi, mes palaikome tą klausytoją, kad jam nereiktų imtis veiksmų prieš tą žmogų. Mes į tai pažiūrėjome labai rimtai. Ir tai skiriasi nuo Lifeline. Kaip aš girdžiu, kad Lifeline arčiau yra samariečių, nes jie
panašiai į tai žiūri, ar ne? Tie, kas nežinote samariečių, tai yra emocinės pagalbos telefoninė tarnyba Jungtinėje karalystėje. Na, yra ir kitų klausimų. Vienas iš jų, ar dirbate su vaikais, paaugliais, ar čia tik suaugusiems skirta? Na, mes nusiteikę dirbti su suaugusiais, tačiau jeigu kažkas ateitų ir mes neklaustume jų amžiaus, na, pas mane buvo atėjęs 11-metis su mama. Kadangi jis buvo su mama, aš klausiausi jo. Mes ir su mokykla kalbėjomės apie tai, kad jaunuolius reikia mokinti, pasiūlyti tokią paslaugą. Mano teorija yra tokia, kad jaunuoliai dabar daug dažniau kalba apie savižudybę nei kažkada anksčiau. Jie negali kalbėti su suaugusiais, nes tada reikia kviesti tarnybą. Taigi, gal mes galėtume pamokyti jaunuolius, kurie vienas kito klausosi. Ir jeigu reikia, tai tada jie gali su saugiais suaugusiais pasikalbėti, bet padėti vienas kitam išklausimo būdu. Galima būtų juos taip panaudoti. Dar vienas klausimas. Mus mokino, kad jeigu mes išgirstame užuominą apie savižudybę arba pripažįstame, kad žmogus galvoja apie savižudybę, mes buvome mokomi iš karto klausti jų apie savižudybę tiesiai. O kaip jūs praktikoje darote? Ir jūs taip pat žiūrite į savižudybę, pripažįstantį žmogų? Ne, mes leidžiam žmonėms kalbėti, ką jie nori. Jeigu kažkas sako, ir labai dažnai tai būna, tokiom bangom. Aš manau, kad daugiau nebegaliu, nebegyvensiu, aš laikau tabletes prie savęs. Jie gali apie tai kalbėti kiek nori ir paskui apie bet ką kitą. Ir gali sugrįžti, jeigu nori. Na, bet jeigu išgirstate, kad žmogus tiesiai to nesako, kad galvoja apie savižudybę, bet jūs turite tokį įtarimą, kad apie tai eina kalba, ar jūs tiesiai paklaustumėte, ar tiesiog paliktumėte savieigai? Žinau, kad samariečiai tiesiai klausia, ar ne? Na, o jeigu aš klausau, tai aš tiesiog klausau. Aš galiu nuomonės tik pasiklauti. Iš tikrųjų, iš kur mums žinoti? Kaip aš galėčiau žinoti, ar aš klausiu Rory ar Bernie. Jie skirtingi žmonės. Tai yra skirtingi kontekstai. Toks geras klausimas, nėra daug laiko tam diskutuoti, bet mes norime atsakymų, kodėl žmonės jaučiasi suicidiški, o realybė tokia, kad atsakymų nėra, yra gilios problemos. Taigi, jeigu kažkas sako, nesu tikras, ar aš noriu toliau gyventi. Galbūt jie nori man pasakyti apie smurtą, kurį patiria, ar seksualinį išnaudojimą, arba priekabiavimą darbe. Tai yra savižudybės istorija. Už to slypi kažkokia istorija, naratyvas. Ir ar mes kalbame apie ėjimą link aktyvios savižudybės, ar kalbame apie tai, koks tas gyvenimas. Mes turime žmonėms paaiškinti, jie turi paaiškinti, kas jiems yra svarbu. Ir jeigu mes išgirstame, kas jiems svarbu, mes sudarome tam tikras sąsajas ir leidžiame žmonėms paaiškinti, kas jiems yra svarbiausia. Aš manau, kad tai tikrai atitinka tai, ką sakėte anksčiau. Taip, mes labai laikomės jūsų filosofijos ir požiūrio. Dabar reikia daryti pertrauką, tačiau prieš baigiant aš noriu kelis komentarus paskaityti. Ne klausimus, bet komentarus. Tai pajausite, kaip jūsų pranešimą priėmėme. Man įspūdį labai didelį padarė. Tikrai kalbėtojui yra taip saugu ir tiek daug pagarbos. Labai ačiū, kad pasidalijote. Dar vienas. Puikus darbas. Ačiū
už pranešimo pradžią, jūsų atvirumą ir aistrą, su kuria dalyjatės pranešimu. Sėkmės. Dar vienas, labai ačiū už tokį humanišką ir empatišką pasisakymą, pasidalintas idėjas. Na, tai tiek. Taigi ačiū. Turime sustoti, padaryti pertrauką. Dabar bus pietų pertrauka, valanda. Ar paslinkėt jums labos nakties? Turbūt taip. Labai ačiū, kad pasikvietėte. Mums tai tikrai labai daug reiškia, kad esame pakviesti atvykti į kitą šalį ir dalintis savo mintimis. Kaip sakote, labos nakties lietuviškai? Labanakt. Ja, galima pasipraktikuoti ir sudėtingesnių frazių saldžių sapnų. Taigi labai malonu buvo išklausyti jūsų. Labai džiaugiamės, kad galėjote pasakyti ačiū.